Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai. Štai ir vėl prasideda dar vienas prajuokink mane vakaras. Žinot, dažnas yra gudrus juokauti užstalėje su savo artimaisiais. Na, o prajuokink mane viskas keliasi į naują lygmenį, nes čia mūsų dalyviams reikia prajuokinti ne savo artimuosius ir draugus, o žmonės, kuriems juokas yra jų profesijos dalis. Taigi čia galima sakyti, kad susigrums mūsų dalyviai ir žmonės, kurie jiems dalins pinigus. Pasitikite mūsų komisijos W, Vitalijus Solo ir Violeta Mičiulienė. Berniuk, kaip laikaisi? Gerai. Gerai, sakyk, Vitalijau, ką lengviau prajuokinti, vyrus ar moteris? Čia net nėra klausimų, be abejo moteris. Aš nesupratau, o kaip čia suprasti? Todėl, kad jų moterim už tai pinigų nereikia mokėti. Nesupratau. Ko čia nesupras? Taigi pinigai yra mano, todėl jinai išvengia ir moka mano pinigus. Čia labai paprasta. Justai, kad tu žinotum, po kiekvienos laidos aš iš jo sulaukiu tokių žodžių už tai, kad aš nusijuokiau ir nusišypso, patikėk manim. Žinok, jinai net verkia naktimis. Gerai. Vaikai, gyvenkime draugiškai, prašau žimti savo vietas. Štai tokį vaikų darželį aš turiu šį vakar čia suvaldyti, bet galbūt viskas bus tvarkoj, o prieš tai aš norėčiau jums papasakoti apie mūsų žaidimo taisyklės. Kiekvienas šiame rate atsistojęs dalyvis turės lygiai 1 minutę tam, kad pabandytų uždirbti 100 litų. Viskas, ką jam reikės padaryti, bus prajuokinti mūsų komisiją. Jeigu jam tai pavyks, jisai galės 100 litų pasiimti ir neštis namo, arba imti antrąją minutę. Antrosios minutės metu mūsų komisijos juokas jau kainuos Vitalijui Solo 200 litų, trečiosios 300 litų, ketvirtosios 500 litų. Na, o jeigu dalyvis nuspręs 5-ąją minutę juokinti mūsų komisijos narius ir jam tai pavyks, jis laimės iš karto 1000 litų. Tačiau ne viskas taip paprasta. Jeigu visgi mūsų komisijos nariai susiturės, išlaikys ir nesusijuoks, nepakrutins nė vieno savo veido raumenėlio, mūsų dalyvis dėja turės išeiti su niekuo. Taisyklės aiškios, pradėkime, prajuokink mane! Pasitikite iš Biržų į mūsų studiją atvykusią Genovaitę Kumpelienę. Malonu matyti jūs, ponia Genovaitė. Labas vakaras. O, toks iš karto balsas drąsus, teisingai, nėra čia ko bijoti, čia visi savi. Ar taip, žiūrovai? Paplojam, palaikom iš to. Visi ištroškę humoro, šypsenų ir juoko, vienintelis aš neištroškęs šypsenos, nes mano šypsena kainuoja pinigų. O pinigų tai aš turiu babutę prikrovę piln seifų, išdalinsiu kiek tik norit. Kiek norit pinigų? Ai, nedaug, ne mažai, bet kažkiek tai reikia. Iš taip toli atvažiavus ir davatką būtų davus. Nu, jau žinot. Tai jeigu aš dabar iš Druskininkų važiuoju į Mažeikius, tai ty galiu prasisukti? Nu, taip. O, žinat. Genovaitė, bet jūs matau ne iš pačių Biržų, ne toks akcentas. Aš esu iš gražaus miesto Vabalninkas. Ir matas. Kur ponę mačiau kelis kartus, ale vis va neuždrįsau pakalbėti. A, kuo aš tenai įdomu dariau? Vat ir man įdomu, ką o ką daug tu ten darei? darėt. Nu, viskų ir Ne, viskas, Genutė, tylim. Kuo ir dariau? laimingas vaikų juokas ir... Tai pas jūs, kaip tik atsidarė striptizo klubas, tai Violeta pradėjo Nu, supinėti. buvo, ajujo. Aha. Tai reiškia, prie pensijos. Ir aš irgi bandžiau, ale mane išmetė, ten biški vietas per mažai buvo. Nu, prašom, jūs žiūrite laidą Prajuokink mane. Laidą, kuri iš Vabalninkų striptizo klubo ištraukė Violeta Mičiulienė. Na kągi, dabar šitą linksmą gaidą mes tęsėme pinigų dalinimą. Genovaitė, Klausau? ar jūs esate pasiruošusi pirmąjį minutį? Nu, tikriausiai. Gerai, Pasiruošus. 100 litų yra padėti seife, jums tai reikia jos pasiimti. Jūsų pirmoji minutė prasideda jau dabar. Pas močiutę į kaimą, gražioj vietoje gyvena prie ežerą.
atvažiuoja vis poilsiautui, nu, priimu ją į kapeiką, ir iš vakar atvažiavo jauna tokia pora, apsigyvena, močiutė turi savo kelią, paukščius, jie atsikeli rytą, einu dirbti. Žiūri, kad tie poilsiautojai jau į pietus atėję, nei pusryčio nevalgė, nei pietų jin prieja, pabeldė ir sako, jaunuoliai, taigi jūs da pusryčio nevalgėt, jau pietus atėję. Pasigirsta juokas ir sako, ai, mačiut, mes tai jau nealkas, mes meilas vaisiais maitinamės. Pala, tais vaisiais jūs galėt maitintis, ali va tas gumelas, nu tu vaisių savo. Tai jau prulungus nemėtikit. Bušyrit mano žasinas vos nepaspringa, va? Yra 51 sekundė ir 100 litų Genovaitei dovanoja Violeta Mičiulienė. Tai čia jūs nori paklausti Genovaitę, ar iš savo gyvenimo, ar kažkur girdėjot? Jinai ne ta jaunoji, kur jau nesikeičia. Iš savo? Aha. Nu, aš jau mes kaip ir prikaimą daugiau aprijaučiam. Aš visada sakiau, saldainį suvalgiai, o po perukų į šiukšlinę. Tai, svarbu, kad žasinui viskas gerai baigėsi. Nepaspringa, gyvis salyka. Ali dabar tai norėčiau ant mokytojas, tegu nesupykstu mokytojas pasakyti, biški. Tai palaukit. Už pinigus sakysit, ar taip? Už pinigus, ką? Už pinigus, žinoma, už pinigus. Tai Genovaitė, jūs jau turite pasiruošusi kažką antrąjį minutėje, ne? Turiu. Tai antroji minutė prasideda dabar. Petriukas pareinu iš mokyklos namo ir prasinešu raštelį. Paduoda mamai, kad rytoj kviečiami tėvai, kuris iš tėvų į mokyklą. Mama persiganda, sakyk, ku padirba ir lungų išmušė, ar taip kažką. Nieka, mamyt, nieka. Kaip tai už nieką dabar mumi kvies? Vat paklausyk, kai buvo. Buvo pamokų, mokytoja sėdė ant kėdės, atsikėla ir vaikšto, girdžiu, berniokai krizeno. Aš pasižiūrgi mokytojai sulindis, visas jonsint užpakalį. Aš priejau ir patraukiau. Kai pasižiūrėjai, mani baisiai mokytojai ir da kaip suryka, aš pribėgis ir vėl atgal sukišau. Ir parašė raštelį, Kit nepasibai. Oi, čia raudonų šviesų dievulio mano, žinokit. Senmergėlai palaida viduris ir nieks nebesustabda. O, Genovaitė, baigėsi 1 minutė. Jūsų 2 minutė baigėsi ir dėja, bet sudegė jūsų turėti 100 litų. Esate kada sudeginusi 100 litų? Tokį gražų anekdotą neišgirdat paskutinį. Neišgirdom. Gaila, nors duokit šansą. Kur vyras dirba geležinkelį ir stabdo traukinius? O taip. Tai žinom. O tai nežinot, kaip ten. Žinom, sako, pamojuosiu, jeigu traukinius sustabdau, tai ir viduriavimą sustabdysiu. Šitas? Tavo gal dar vieną kokį pasiūlyti galiu. Aš pabaigsiu, žinokit, jeigu jūs pradėsit. O apie tokį? Ne ant to raunatės, žinokit. Ne? Ja, būtų sunku. Tai gerai. Sudėtingai. Ačiū, bet labai daug energijos, puikiai pasakojat. Plojimai jums. Ačiū, Genovaitė. Anekdotai nesuveikia, ne? Ne, kažkaip tai viskas... Jie kažkada mūsų veikia. Laikas visada yra priešas, kada ištempia labai daug smulkmenų, koncentracija. Namie repetuoja, žiūrėti prie veidrodžių ir tik. Todėl gaila, kai žmogus tiek pastangos, o taip... Bet visokiu atveju man atrodo, kad čia yra repetuotas reikalas, nes aš matau, kad anekdotai pasakoti ne pirmą kartą, tik tai pirmas iš jaudulio tenais gavosi nebe žievės, o nuo vaisių gumytės kažkokios tai. Papasakot vieną. Papasakosiu apie tokią moteriškę. Senbernis užsimanė ženytis. Ir apsirinko tokią moteriškę. Dabar, bet jam nedrasu, taigi jis nueina pas kaimyną, o ten jo pažįstams apsiklausinėti apie ją, bet nerandu nieką seną babutę. Tai jis ir klausė apie ją. Ta babutė, ką žinoja, pasakė, o paskui jau jisai sako, močiut, ar tu žinai, ar jin labai karšto? Supranti, kaip moteris,
Močiutė sakau, tau vaikelį žinu, nu ir mačiaugi, nugi anūdien va, kaip tas pirmas sniegas išsnyga, tai intri malkinės pasisioja, nu kaip stipriai ir daug garava, ojojoj. Draugai, noriu Jums išduoti paslaptį, iš karto po reklamos Vitalijus vėl pyktaus ant Violetos, nes jie švaistys jo pinigus be jokio gailesčio. Bet tai iš karto po reklamos, todėl niekur nepabėkite. Music. Tu sakai, aš einu. Konti vudra. Arlekino, jis одна награда смерть. Карлют. Na dabar pasikite žmogų iš Kaišiadorių labai garsia pavardę. Tai yra Algimantas Frankonis. Rock and roll! Čia toks išėjimas, kad čia net be kalbų. Aš visą laiką norėjau tai padaryti. Galvojau dabar visai tiktų taip. Tiko. Prieš televizorių. Tu išliaužėjo, ne. Ne. Čia yra roko išėjimas. Nebėra džinsų. Klausyk, Algimantai, aš įsivaizduoju, kad būtų labai faina, jeigu broliai Frankoniai, kurią dieną įčiuoštų į sceną būtent pastaruoju būdu. Būtų visai nieko, jaučiu. Bet kelnes labai drožia, žinau, geriau nedarykit. Ir tu žinojai, kad mes visgi šiandien turime paklausti, kaip tenai su tais Frankoniais, turi ko nors bendro? Sakė, kad giminė senelio. Ten kažkur pienas nuo pieno Toli nekrenta. per kibirą. Kuo pats gyvenime užsiėmė? Studentauju ir ūkiu. Augini gyvulius, daržovės. Auginam kalakutus dekoratyvinius. Suprantat, Pabaltijos šalyse vyksta visą laiką tokia konvencija kalakutų. Ir, kaip šunis dresuoja, turbūt matomai žmonėm atsibodo tuos šunis dresuot, tai jie pradėjo dresuot kalakutus, nes, gal iššūkis didesnis ar kažkas panašaus. Aš jo netikiu. Ir tiesiog auginam tuos kalakutus dekoracijom, dekoratyvinius ir parodinius. Kurie, aišku, blogi būna, tai papjaunam, suvalgom. Praktiškai nei vieno dar į parodą neišvežėt, kaip suprantu. Vežėm Suvalgyt. porą Pabaltijos šalyse. Gerai, čia prigavai mus. Kągi, o kaip dėl pinigų? Tau reikia pinigų? Reikėtų, džinsai jo parėjo, viskas, reiks naujų. Tai mes pasiruošę tau mokėti pinigus, kurių pas mus pilna, babutė kiša, pilna seifą prikišo ir mes galim tau duoti, kiek tau reikia. Eik, pasimk, bet priversk mus nusišypsoti. Algimantai, jeigu tu esi pasiruošęs, aš taip pat esu pasiruošęs paleisti pirmąją minutę. Paleidžiam. Paleiskim. Gerai, mano senelis, statybininkas, visą laiką man pasakodo, jeigu nori, kad galvos ryte neskaudėtų, tai prieš gerdams užsidėk šalmą iš vakaro. Aš esu iš Kaišiadorių. Kaišiadoris toksai mažas traukinių miestelis, ten vaikai visą laiką laksto aplink tos bėgius, žaidžia tenai. Ir mums labai yra keista, kad žmonės sako, kad traukinys šikančių nelaukia, nes kaišiadoriečiai visi žino, kad traukinys visą laiką palauks tavęs, jeigu šiksi ant bėgių priešai stovintį traukinį perone. Gerai, iš filmo Žvaigždžių karai pademonstruosiu Čiubaką. Yra! 40-ąją sekundę Algimantas Frankonis iš Kaišiadorių nedelsiant laimi 100 litų. O kas yra Čiubaka, Violeta? Tu nematei to filmo? Aš mačiau, aš šiaip klausiu. Aš ir multiką turiu, yra toksai. Mane prarovė, pavyzdžiui, asmeniškai, tai... Berniukas ant bėgių. Ant bėgių. Taip. Nuostabiai. Čiubaka. Gerai. Labai geras. Manau, 100 litų ir 4 kalakutai. Ne 4, 2. 50. Brangus gyvatės. Algimantai, o
tu turi dar kažko tai, ką norėtum mums parodyti? Nes mes turime dar pinigų ir tu gali pasidvigubinti jau laimėtą pinigų sumą, jeigu imsi antrąją minutę ir bandysi prajuokinti mūsų komisijos narius. Nu, ką čia tai? Jeigu turit pinigų, tai gal. Nu tai tada. Tavo antroji minutė prasideda. Paimsiu. Tavo antroji minutė prasideda dabar. Aš dabar pademonstruosiu gan sudėtingą magišką triuką. Prašau, scenoje mirtinos tylos, jeigu galima. Tuojaus, labai greitai. Gerai. Tvarkoj. Sakiau, nejuokinga bus! Gerai. Yra. Vitalijau, taip, to. Vitalijus Solo šypteli į ūsą labai tykiai ir chytrai ir tokiu būdu Algimantui Frankoniui uždirba jau 100 litų. Aš tiesiog, ten susidėjo, nes kaip jis padarė tą pasirodymą su tuo, aš norėjau, kad jis taip pasisuktų ir pasakytų, jo, pasirodymas kaip ir tu. 200 litų yra daug, 4 kalakutai, čia ilgam, imk. Nes matau, kad tašytė tuščia jau. Algimantai, ar tai ir buvo viskas? Sunku apsispręsti. Algimantai, aš tau siūlau 3 minutę, kurios metu tu galėsi rizikuodama savo turimais 200 litų. O 3 minutės metu jisai valgys šitą? Ne, žinokit, ne. Tikrai, ne, viskas. Tu, ką jau galėjai, jau atlikai. Algimantai, paskutinis kartas, kai aš tavęs klausiu. 200 litų ar 3 minutė? Renkuosi 200 litų. 200 litų priklauso tau. Sveikinu tada. Žiauriai fainas bičas. Labai. Pritariu. Vai gerai čia viskas buvo. Jeigu būtų studijos neapdirbęs, tai iš vis jam lygių Jeigu tu nebūtų. nebūtum čia sugraudinus jį. Nu? O iš tikrųjų, normaliai buvo. Žemės, taigi matėsi, kad žemės tokių nebūna. Granulėm niekada nebuvo. Pro klevo, pro rugius, kur mėlynas dangus, ankstyvą rytą, naktį ar sutemoj, nedrąsus kaip vaikai. Po daugel metų jau tik tai namo. Ačiū labai Ramūnui, brigadai visai. Ačiū jums, vyrai, už pagalbą, už viską. Pasitikime kitą mūsų dalyvę, Editą Prašutytę iš Kauno. Labas vakaras. Labas vakaras, malonu matyti. Pagaliau, mums visada malonu matyti, kad ateina tikros damos pas mus į laidą. Nes labai daug vyrų, taip. Bet pražydų, Taigi, tegu duok mergaitį pakalbėti, o jojoj, kokie pradėsiu toje pat figūrą kalbėti. Kuo užsiimat gyvenime? Dirbu teatre. O. Kokiam? Muzikiniam. Aha, tai reiškia ir dainuojat, ir natas. Taip pažįstu. O jūsų balsas yra kokioj kaip tenais vadinasi? Tonacijų. Altas. Kokios rūšies jūsų balsas? Plataus diapazono. Nuo iki. Ar galite kalbėti taip? Galiu. Prašau. Iš karto geriau. Nuo boso iki mezzo soprano. Sakykit, ar dažnai tenka choro repeticijos metu prajuokinti kolegas? Tik tai po repeticijų. O reiškia dainuojant nešposijat? Ne. Uždrausta. Griežtai. Aš matau iš jūsų šypsenos, kad jūs niekada to nedarot. Žinokit, bet mūsų laidoje galima viską daryti, kad tik tai mes nusišypsotume, nusijuoktume, nes už tai mes duodam ką? Violeta, svetimus pinigėlius. Mano pinigus. Edita, o jūs dažnai, draugų rate, juokaujate? Dažnai. Kitą kartą kiti vos spėjo į tualetą nubėgti. Aha, aš to labai ir palinkėsiu mūsų komisijai, jeigu jūs esate pasiruošusi. Aš labai norėčiau jums pasiūlyti 1 minutę ir 100 litų.
Edita, ar jūs pasiruošusi? Bandau susikaupti, negaliu. Palaukit. Tai čia labai gerai. Jūs nesusikaupusi, svarbiausia, kad komisija būtų nepasiruošusi. Netikėtumas yra pats geriausias faktorius mūsų laidoje. Pasiruošusi? Taip. 3, 2, 1, mūsų laikas prasideda dabar. Ой, я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени, в общем, без судьбы. Какого права дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех. Stop! 30 sekundė. Kažkodėl pratrūko Violeta Mišulienė. Žinokit, aš pamačiau Pugačiovą. Balsas atitaikytas juodai. Taip, Labai gerai. tiesiog. Ir dėl to, drąsiau. kad Pugačiova yra juokinga moteris. Tik aš, Edita klasiškai atliko, tik aš jai dabar nuimčiau džinsus ir patemčiau. Ai, nesąmonę pasakyti gerai. Žinok, mes visi vyrai čia sėdintys galvojam tą patį. Jai reikia nuimti džinsus. Ne, todėl. Aš kad ta prasme, kad jin daugiau būtų ir išvaizda į Pugačiovą. Edita. Turiu namie išvaizdą liko. Aš jums noriu pasiūlyti, Edita, dabar pasimti 100 litų ir keliauti namo. Gal dar pabandyt? Gerai, gerai. Iš tiesų, aš jums noriu pasiūlyti antrąją minutę, kurios metu galėsite laimėti jau 200 litų. Edita, jūsų verdiktas. Antrą minutę, Emu. Taip. Antroji minutė prasideda dabar. Tu sakei, aš feina, tu sakei, įprasta, įžymi meilė, kai bijau prisipažint, ką jis pamanys. You're simple at best, better than all the rest. Anyone I ever met. You're simple at best. Aš tavo, tu mano širdies dalis. Aš tavo, tu mano širdis. Violeta, aš tave pastebėjau. Aš pastebėjau Violetą. Akivaizdžiai šypsojasi. Vitalijus irgi buvo sekundė iki. Ant ribos, absoliučiai. Sveikinu, jūs ką tik laimėjote tą cielus 200 litų. Aš tiesiog norėjau išbėgti šalia, Katinas irgi atsistoti. O aš ir laukiau. Nu, galvokit, per 3 minutę žiūrėkit atsiras ir trečią galkit. nedarysiu. 49 sekundę pramušė Violetą ir Vitalijų. Pramušė, nespėjo dabėgti iki tualeto. Pramušė juos čia. Pramušė ir viskas. Ir jau dabar bijo stotis. Edita, mes labai gerai leidžiame laiką su jumis. Aš norėčiau, kad mes nesiliautume gerai leisti laiko ir siūlau jums 3 minutę, kurios metu jūs galite laimėti 300 litų. Mano, žinokit, balsas biškiai išsiderina, nes jis kaip instrumentas. Aš perėjau prie sudėtingų balsų ir nenoriu rizikuoti. Jums atnešti kažko tai, kas suderintų jūsų balsą? Ne. Labai profesionalus atsakymas, tarp kitko. Aš žinau, kad Violeta irgi gali tą padainuoti. Moku. Parašau. On yra, konti vudva, elon sameranko. Nu ir taip toliau. Nu, va. Žinot ką, aš manau, kad bus gražu, jeigu moteriai sumokės moteris, o ne aš. Prašau, Violeta, 200 litų. Jis bijo Sveikiname, savo Edita. žmonos. Edita, 200 litų priklauso, jums sveikiname. Aš tavo, tu mano ir mes abu viens kito. Tu man ir aš tau. Tik tai labiau per nosį reikėjo dainuoti. O šiaip žiauriai gerai. Sveikiname Editą.
sklenda balsas po platų pasaulį, kad vilioji tu vieną mane, o šūkiuosi tave, o Marija. Viskas. O dabar pasitikite Juozas Matulevičius iš Prienų. Labas vakaras. Labas vakaras, Juozai. Kaip jaučiatės? Scenoje pirmą kartą? Nu, pirmą, bet drąsiau. O, jau gerai. Parašyta anketoje, kad jūs esat formuotojas. Ką jūs formuojat? Vilkikams spoilerius. Tai, o čia yra kažkoks specialus menas, čia reikia kažką mokėti. Nu, ten atitinka pagal kiekvienos firmos, kuri mašina markį, viskas, tai pagal tą mašiną ir darom spoilerį. O, tai dirbat su plasmasė ir silikonu? Silikoną atmes, tik tai plasmasė. Ai, su silikonu kiti dirba. Aišku. Pats pasakojat anekdotus, istorijas apie ką? Apie žvejybą, gyvenimiškus nuotykius. Juozai, kokią didžiausią žuvį esate pagavęs? 19 kg šamą. Vau! Pardavėt ar išrūkėt? Nepardaviau. Paleidot. Aha. Jo, namuose į vonę. Nu ką, Juozai, ar jūs pasiruošę pasimti 100 litų? Nu, pasiruošę. Jeigu jūs pasiruošęs, Juozai, jūsų pirmoji minutė dėl 100 litų prasideda jau dabar. Rytas, saulutė teka labai ištyku, ramiai. Kažkur tai antis. Ateinu žvejot, užsimetu meškrytę, plūdį į vandenį. Laukiu kibių. Viskas būtų gerai, laukiu, savo ramus, viską. Atvažiuoja automobilis, išlipa tik tai muzika. Trpach, pach, trpach, pach, la-la-la-la-lai, la-lai. Yra, viskas. Viskas yra. Yra pirmas 100 litų 34 sekundę priklauso Juozui iš Prienų vien tik tai dėl to, kad Vitalijau, pripažink šyptelėjai. Ir taip hidrai. Jau antrą kartą po... Kaip kliovas lietuviškai? Kybis. Lietuviškai, čia prienietiškai. Kybis. Kybis. O mes vis varom laukiam kliovo, pasirodo ateina. Kliovas yra atėjęs iš brolių. Brolių mūsų mažųjų. Taip. O klausykit, ar jūs nepadėt kada nors dainuot? Trpapa. Ne. La. Čia asmeniniai gabumai. O, labai žinokit, aš manau, kad jūs čia pretenduojat ne tik į 100 litų. Dėl 200 einam žvejot? Einam. Juozai, antroji minutė dėl 200 litų, beje, su sąlyga, kad jeigu jums nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, jūs prarasite jau turimą 100 litų, prasideda jau dabar. Žvejų pilna pakrantė, daug žvejų. Visi pagauna. Vienas lyg tyčia nubaustas dievuliu nieko. Sėdė, nervuojasi. Dieve, sako, aš tau ant šventoriaus žvakę uždegsiu, nors vieną žuvelę. Tuo metu jam tin. Pakirtų, traukė. Nu, karštis baisinis. Geras. Samtelį kiša. Šūdo tau, o ne žvakys. Leisiu tik tai persiverti 3. Dieve, tai pajuokaut negalima. Dvi silkės skrenda. Viena tiesiai, kita į kairę. Viena raudona, kita mėlyna. Žalia ir geltona. Bet visos silkės vienodos ir tik tai 2. Vienok yra Violeta. 2 sekundėms likus ant mūsų laikrodžio, tu ką tik laimėjai Juozui 200 litų. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, tų absurdo visokiausių anekdotų žinau, bet kad toks žmogus, dirbantis formuotojų, pasakojo apie 2 silkės, kur į kairę, į dešinę, žalia, mėlyna, geltona, aš tikrai nesitikėjau, todėl iš nustebimo ir vypteliau. Gyvenimas. Tai baisus. Gyvenimas. Tai pritariu 100%. Ir gyvenimiška tokia situacija apie silkes, kur, man atrodo, kiekvienas esame tokia išgyvenęs bent po kartą. Kaip tik 2 sekundėms likus Juozui laimėjo 200 litų ir aš dabar turiu paklausti,
Ponas Juozai, turite jau 200, ar dar vieną minutę? Trečio ne. Jums gerai sekasi? Užtek 2. Juozas Matulevičius iš Prienų ką tik laimėjo lygiai 200 litų. Pasveikinkime jį. Kas čia buvo su tom silkėm, norėčiau paklausti kolegės. Ne, supranti, kam reikalas. Pirmiausia, tai gal išsilavinimo tau trūksta suvokti aukštą humoro lygį. Taip, man atrodo, kad jau dabar Donelaitis raudonuoja grabe. Apsiverčia jo. Nes buvo iš tiesų toksai nestandartinis silkių variantas, ne? Aš esu girdėjęs keletą netgi. Bet tai čia buvo, arba jis pamiršo, kaip ten turi baigtis, nes tų silkių spalvos labai pradėjo mainytis. Silkė raudona, mėlyna ir geltona, oranžinė. Bet jos buvo 2. Bet jos buvo 2. Mes praktiškai su visom silkėm suformavom normalią vėliavą vienos organizacijos. Puikiai laida, galiu pasakyti. Nu ir norėčiau palinkėti, kad laida toliau tęstų savo egzistavimą ir gyvenimą. Ačiū. Pasitikite mūsų scenoje Romą Stiklakį iš Vilniaus. Tai iš karto žaidžia su publika. Nu, iš karto papirkai publiką dabar, jau publika gali papirkti mus. Nu, tai pasakok apie save, kodėl pusiau išrengęs dabar. Nu, taip apsirengiau, nu, ką padarysi, blogai? Gerai. Gerai. Stilė, išlaužtas stilis. Čia ne megstinis, čia mano sėkmės švarkas. Aš noriu paklausti, Romai, aš nenugirdau, kokia tavo pavardė, pakartok. Stiklakis. Stiklakis. Ne stiklakis. Stiklakis. Ne. Stiklakis, tai čia biologijos mokytojai visada sakydavo stiklakį. O iš kur atvažiavai, Romai? Iš Vilniaus aš. Ai, tai atėjai. Grynas Vilnietis. Atvažiavau su 52. Vyras. Galėjai nesakyti, net nežino, kur 14 važiuoja. O 14 žinau. Violeta, galima jūs kreiptis? Dar prieš minutę. Ar jūs žiūrit filmus? Užsienietiškus, ne vien tik lietuviškus. Nes kai kada atrodo, kad nieko nežiūrit. Aš televizorių. Rusų kalbą mokat? Čiut. Anglų? No. Japonų? Oui. Gerai. Tai jau čia, Romai, kaip ir viskas. Pašnekesys baigtas, ne? Jo. Gerai, sėkmingas švarkas gula ant tvirtų Romo pečių. Romai, aš tau siūlau pirmąją minutę ir uždirbti pirmąjį 100 litų. Ar tu pasiruošęs? Jo. Tuomet tavo laikas prasideda jau dabar. Tavo minutė, Romai, prasidėjo jau dabar. Hello. Music. Yra! 19 sekundė Vitalijus Sololo šypteli ir to pilnai užtenka, kad Romas Stiklakis laimėtų pirmąjį 100 litų. Bet tai buvo stipru. Dėl šito tu ir klausai ir aš žiūriu filmus. Ne, čia tolimesnė eigoje, jeigu man pavyks, gal tada jo. Optimistas. Bet jūs norite toliau pamatyti? Jis ne optimistas, jis šachmatininkas. Žiūrovai, ar nori dar pamatyti? Gerai, Romas gana paprastai 19 sekundę sustabdė laikrodį ir pasiėmė 100 litų. Dėl to aš turiu paklausti, ar tu pasiruošęs antrąjį minutį, kurioje gali uždirbti 200, o gali sudeginti 100 litų. Palaukit. Pasiruošęs. Tuomet tavo laikas prasideda nedelsiant. Tavo laikas prasidėjo jau. Hello. Bean. Music.
sekundę Violeta Mikulėnienė neiškentė ir tokiu būdu Romui Stiklakiui dovanoja 200 Vitalijaus Cololo litų. Aš kaip suprantu, šiandien ant Bino štukytį pralošim. Nu, aš noriu pasakyti, kad, nu, stiklakėlį gražiai darai. Romai, Tai, o, antroji minutė pasisekė puikiai, tau užteko vos pusės jos ir 200 litų jau tavo, ar nori 300 litų? žiūrovai nori? Akivaizdu, kad taip. Gerai. Stiklakė, tavo trečioji minutė prasideda nedelsant. Tavo minutė prasidėjo. Taip, filmų personažai, patys įvairiausi. Arnoldas Schwarzeneggeris. Get out, get ready, go to the chopper, go! Stallone. Adrian, where are you? I won! Matrica. Well, Mr. Anderson, welcome back to Matrix. Denzelis Washingtonas. No, wait a minute, that's what I'm talking about, no, that's what I'm saying, this is all about a black man living in the United States of America, understand, son? You understand me? What's going on, nigga? I don't understand, what are you laughing at that side? Vitalijus Cololo pramušė Denzelis Vašingtonas ir tokiu būdu 300 litų iš seifo jau dabar keliauja Romui Stiklakiui iš Vilniaus. O tu supratai, ką jis čia kalbėjo? Dabar supratot, iš ko aš juokiausi. O japonų dar bus? Norit japonų? Ne, nenorim, bet reikia. Taigi čia gimta kalba čia. Nueini prie Gerai, Luburio, trupučiuką. antrą nakties visi išneka. Galima padaryti kaip nors ir įdomiau su japonų kalba. Pala, gal im pinigus ir padaryk kur nors. A jau norit, kad išeičiau? Aš ne, o ką žiūrovai nori? Man atrodo, kad niekas nenori, kad Romas kol kas išeitų, tai aš nežinau, man atrodo, kad gal dar paimkime minutę, nes dabar jau turi 300 litų, gali laimėti 5. Gali laimėti 5, jeigu ketvirtosios minutės metu pavyks prajuokinti Vitalijų Cololo. Gerai. Draugai, jūs net neįsivaizduojate, kas bus to jau po reklamos, nes mūsų dalyviai yra pasiruošę nunešti iš viso stogą mūsų abiems komisijos nariams. Jeigu norite tai pamatyti, likite su BTV ir susitiksime visiškai netrukus. Sandere, šutsunikane. Tušini, kariu. Siūlau tau 5 minutę ir 1000 litų. Romai? Nežinau. Romai? Man atrodo, kad niekas nenori, kad Romas kol kas išeitų, tai aš nežinau, man atrodo, kad gal dar paimkime minutę, nes dabar jau turi 300 litų, gali laimėti 5. Gali laimėti 5, jeigu ketvirtosios minutės metu pavyks prajuokinti Vitalijų Cololo. Gerai. Tavo ketvirtoji minutė prasideda dabar. Tavo ketvirtoji minutė prasidėjo. Taip. Senovinis japonų filmas. Sorindėjų kaci, sandėjų kaci namara. Sandere, šutsunikane. Tušini, kariu. Yra. Violeta, negalvo, kad nepastebėjau. Romas Stiklakis fenomenaliai išlošė 500 litų. Sveikiname jį. Tai ką, Violeta, pokerio veidas viso gero, ne? Ne viso gero, paprasčiausiai supratau, ką jis kalbėjo. Aš žinokit pats nesupratau, bet nesmė. Svarbu, Tai kontaktas. jo.
tu juokingiausias kalbas išnaudoji. Čia ir anglų, ir japonų, ir lietuvių. Dar yra? Latvių liko. Latvių. Taip, norėtųsi padainuoti tau dainą Dar neišeikime, dar pasėdėkime, bet pinigų labai gaila, todėl nežinau, ar tu toliau prasirausi. Aš turiu dar rusų kalbą, bet nežinau. O rusų kalbos geriau tu Visi rusų kalbą turi. Turi. Bet, ja. Romai, kol kas tu stebini, tai aš nebijoju, kad tau seksis labai puikiai. Dėl to siūlau tau 5 minutę ir 1000 litų. Įdži damoj. Kalba rusiškai. Romai? Nežinau. Romai? Ne, gal visgi užteks. Romai? Man buvo labai linksma. Romai? Viskas, 500 litų tavo, taip? Taip. Pasveikinkime Romą Stiklakį. Jūs tai nebūtų praėjęs. Dėl to, kad Violeta praktiškai juokiasi nenuspėjamai. Ir pačiose neįtikėčiausiose vietose, nes jie dažniausiai susigalvoja savo bairį, iš kurio pasijokia. Tai faktiškai iš savęs juokiuosi. Negali žinoti tiesiog. Praktiškai kaip Ichtiandra su granata. Nu, kaip sakoma. Praktiškai kaip elementari paprasta moteris. Juokiasi ten, kur juokinga, kur jinai nori. Taip. Moteris nori visur. Bet ne visada. Va štai taip. Bet turite pripažinti, kad visgi Romas Vertas, taip. man atrodo, kad jisai vertas kokių 5000 litų, dėl to labai lauksime jo grįžtant. Romai, jeigu matai mane, grįž pas mus, mes tave priimsime labai mielai. Aš esu Briusas Willisas. If I'm gonna die, but I'm gonna win money. Tai va, nebijokit juoktis, nebijokit žiūrėti televizoriaus, stebėkit personažus ir jums gyvenime pasiseks. Iš to tikrai galima užsidirbti pinigų. To pavyzdys buvo šiandien su manim. Štai ir viskas, tai buvo dar vienas įspūdingas Prajuokink mane vakaras ir aš iš pradžių norėčiau padėkoti mūsų šio vakaro ir visų vakarų komisijai, Vitalijui Cololo ir Violetai Mičiulieniai. Na, mūsų žiūrovams priminsiu, kad visus šio vakaro pasirodymus galite dar kartą pažiūrėti naujienų portale www.alfa.lt ir nepamirškite duoti savo balso už patį geriausią, nes jis gaus vieną ypatingą prizą. O dabar pažiūrėkime pasirodymą, kuris praeitą savaitę jūsų nuomonė buvo pats geriausias. Žodžiu, jaunas kunigėlis žiauriai jaudinasi prieš pirmasis mišes. Ir senas kunigėlis sako, tu biskiai, sako, paim 50 gramų. Ir sako, bus drąsiau. Nu, gerai, kunigėlis pasinaudojo patarimu. Grįžta ir sako, nu, kaip man sekės. O, jis sako, visai neblogai, tik reikėjo pirmiausiai paimti ne 50 gramų, ne pusę litro, o 50 gramų. Reikėjo išėti, o ne išropot. Sutanos niekas į kelnes nekiša. Apaštalų buvo 12, o ne kaip prišikta. Kristus nežuvo Žalgirio mūšyje ir pabaigoje reikėjo palinkėti ramybės. O kur tu juos pasiuntai? Žodžiu, barasi žmona ir grasina vyrui. Va, užrašysiu ant lovos krašto, kad tu durnas, tegul žino visas miestas. Gyveno pabažnas vyrukas, laikėsi visų bažnyčios ir Dievo įsakymų. Ir vieną dieną Dievas sugalvojo išpildyti jam vieną norą už tokį atsidavimą. Pravėrė dangų ir sako, sakyk, ko nori, išpildysiu bet kokį tavo norą. Nu, tu pasimeti tokią galimybę, sako, norėčiau autostrados nuo savo namų iki Havajų. Ne, sako, paprašyk kažko tokio žemiškesnio, suprantamesnio aplinkiniams. Tada noriu suprasti visas moteris. Dievas sako, tau autostrada 5 ar 10 juostų. Žodžiu, toks nelabai gražus bus anekdotas. O, pamiršau šiek tiek, pamiršau. Žodžiu. Na, draugai, jeigu jūs mėgstate juokauti ir jūsų artimieji ir giminės tiesiog leipsta juokais apsiašaroja nuo jūsų į pokštų, nepamirškite, kad visada galite užeiti į www.btv.lt, užpildyti dalyvio anketą ir būti čia jau kitą savaitę. Lauksime jūsų prisijungę, tai buvo Prajuokink mane! Laužyk garsiai juoko standartus, pasinuoti čia, ko tu vertas, negali drąsiai švies kažko.